Tai sveiki visi, mano vardas Viktorija ir šiandien norėčiau pristatyti pavasarį atliktą tyrimą. Tyrimas buvo labiau, sakykime, koncentruotas į dirbtinį intelekto analizę. Norėjau pažiūrėti, kaip šiais laikais šiandien yra interpretuojami sapnai, nes yra sukurtos atskiros programos interpretuojančios tikinčiųjų sapnus. Tačiau šiandien aš noriu labiau papasakoti apie bendrą paveikslą islamo tradicijoje, kaip tie sapnai yra vaizduojami, kokia yra jų reikšmė, kaip yra interpretuojami. Ir pradėti norėčiau nuo tokio trumpo konteksto ir apskritai, į ką aš referuoju kalbėdami apie sapnus. Tai šio pranešimo metu sapnai yra tokie kaip pojūčiai, vaizdai, minčių seka, kuri pereina per miegančio žmogaus mintis, per pasąmonę. Ir tas sapno turinys islamo tradicijoje jis yra labai paslaptingas. Ir kuo jis skiriasi, kad jis nekalba apie vidinius praeities žmogaus išgyvenimus, kaip galbūt įprasta referuoti psichoanalizei, bet labiau į ateitį. Tai kalba apie kažkokią pranašišką tiesą, apie tai, ką Dievas siunčia, apie dievišką žinutę. Ir turbūt, kas labai yra svarbu, kad tas visas sapnų aiškinimas irgi yra suprantamas kaip Dievo dovana. Ir tas, kas aiškina sapnus, tai jis yra Dievo apdovanotas. Ir kaip ir minėjau, žvilgsnis skiriasi tuo, kad jis yra apie ateitį, tai apie išorę, o ne apie praeitį ir ne apie žmogaus vidų. Tai čia reikėtų turbūt pacituoti ir labai žymų filosofą, Hazalį, iš 12 amžiaus, kuris ir mini, kad musulmonui ta galimybė suprasti savo sapną yra tokia karališka dovana, toks karališkas kelias, kuris leidžia suprasti apie išorę, o ne apie vidų. Ir dar labai svarbu paminėti yra ir tai, kad Dievas vis dėlto yra gailestingas ir leidžia mums prisiminti sapnus. Ir taip dėl to mes turėtume būti kaip ir labai dėkingi, nes kai yra pakeliamas, kaip labai gražiai sako, tas miego šydas, dažniausiai prisimenam reikšmingus sapnus. Tačiau yra sapnai, kuriuos ir pamirštame. Tai čia yra, pasak pranašo Danieliaus, tie sapnai, kurie arba yra nesusijęs su mūsų veiksmais būdravimo metu, kurie prieštarauja mūsų intencijoms, arba mes tiesiog esame nesąžiningi, nusidėjėliai, netikintis ir dėl to Dievas neleidžia mums prisiminti savo sapnų. Taip pat labai svarbu paminėti ir apskritai, kalbant apie sapnų vaidmenį islamo tradicijoje, tai net nuo pranašo Muhamedo laikų, tai nuo 7 amžiaus, jis pats yra laikomas kaip vienas žymiausių sapnų interpretuotojų. Ir po jo mirties visi kiti sekantis kalifai buvo labai žymus ir teisingi sapnų interpretuotojai. Tai ta tokia tradicija yra perduodama. Ir kaip ir minėjau, tai nuo 8 amžiaus mes jau turime ir labai turtingą literatūrą, meną likusi apie sapnus ir tas žodinė visa tradicija jau nuo 8 amžiaus buvo užrašoma. Ir dabar pasižiūrėkim truputį atidžiau, tai kokia yra ta sapno kilmė ir reikšmė. Tai mes galim suprasti, kad tas visas mokslas pradėjo vystytis dėl to, nes mums buvo svarbu peržengti žmogaus žinojimo ribas, suprasti apie ateitį ir iš kitos pusės numatyti tą ateitį. Ir plačiau aptarinėjant, labai svarbu yra suprasti sapnų klasifikavimą. Tai turim 3 kategorijas, kurias suskirstė irgi 8 amžiui Ibn Sirin. Ir pradedame nuo pačios žemiausios, tai yra mūsų kasdieniai sapnai. Tai sapnai, kai tiesiog sapnuojam apie kažkokias kasdienės dilemas, apie mūsų minties tai atspindžiai, tai yra tokie psichologiniai sapnai. Kaip ir arabiškai ta sąvoka referuoja, tai yra apie mūsų sielą ir apie mūsų psichiką. Tada turime kitą lygį sapnų, tai tokie vadinami gal ir košmarai, kad būtų geriau suprantama, bet tai yra sapnai siunčiami ar šėtono, ar džinų, ar sapnai, kuriuos sapnuojam, kai sergam, kai patiriam daug streso. Taip pat visokios seksualiniai troškimai, taip pat priklausomi šito šėtono siųstų sapnų kategorijai. Ir kas čia yra labai svarbu, tai yra išlikę pasakojimai, kaip pranašas Muhamedas neleidžia dalintis šiais sapnais, nes jie yra nedori ir jų nereikėtų platinti. Ir čia yra labai išlikęs vienas žymus pasakojimas, jog atėjo pas jį pirklys ir jis sako, pranašė, aš sapnavau, kaip mano galva nukrito, pradėjo riedėti koridorių, aš tada ją pasiėmiau, užsidėjau atgal. Ką tai reiškia? Ir pranašas iškart sudrausmino ir sako, kad tai yra šėtono žaidimas, tokiais sapnais negalima dalintis, nes jie neturi reikšmės.
Ir turim trečią kategoriją, tai pačią aukščiausią, tai yra tos džiugios žinios iš Alacho, tai yra nurodymai, įspėjimai, kurie yra siunčiami Dievo. Ir šitie sapnai yra patys svarbiausi ir šiandienos pranešime, nes būtent šie sapnai turi interpretacijas ir reikšmingas interpretacijas, kurios kalba apie ateitį. Kalbant apie patį mokslą, apie sapnų interpretavimo ar aiškinimo mokslą, tai čia labai svarbu referuoti į arabišką tą savoką tabir. Ir čia Ibn Arabi jau 13 amžiuje, labai žymus filosofas, analizuoja šitą patį žodį, kad tai reiškia kažkas, ką reikia peržengti, pereiti. Ir šiuo atveju tai reiškia, kad mums reikia pereiti simbolį, nes mes, kai sapnuojam simbolį, bet labai svarbu yra pereiti jį, peržengti ir suprasti prasmę. Nes mes sapnuojam tą tokią jutiminį paveikslą, bet labai yra svarbi ta gilesnė prasmė. Ir čia yra labai graži mintis Ibn Arabi, kad vėl ta sąsaja su mirtim, kad iš tikrųjų dabar mes sapnuojam ir žmogus dabar miega ir kai miršta, tada pabunda. Tai lygiai taip pat su sapnu. Dėl to labai svarbi yra interpretacija, kad mes suprastumėm, ką reiškia sapnas, nes ir dabar, ką mes gyvenam, mes to kaip ir nesuprantam. Ir tik mirus mums paaiškės, koks buvo tas gyvenimas. Tai čia tas tokia sąsaja tarp mirties ir sapno. Keliaujant toliau, labai svarbu irgi pažymėti, kad islamiški sapnų aiškinimo vadovėliai turi keletą simbolių reikšmių prie kiekvieno simbolio. Ir taip yra neatsitiktinai. Ir čia turbūt kaip sociologija galėčiau dabar jau įvelti ir tą simbolinę interakcionizmo savoką, kuri kalba, kad nei reikšmės, nei simboliai, jie neegzistuoja savaime. Jie susikuria, kai mes gyvenam kažkokioj tai socialiniai aplinkoj. Tai nuo bendruomenės priklauso ir vairių kitų sąlygų. Ir dėl to labai svarbu, kad ir islame tie simboliai nėra analizuojami atskirai. Jie yra kuriami priklausomai nuo bendruomenės. Ir dėl to simboliai plečiasi. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes turim nuo 8 amžiaus aiškinimą, ką reiškia kupranugariai, vynuogių laukai, dabar mes turim aiškinimą, ką reiškia motociklai, autobusų stotelės, tuneliai. Ir tai rodo, kad netgi modernioji visuomeniai tie sapnai tebeturi reikšmę. Ir jų analizė yra svarbi ir simboliai plečiasi. Kita tema, kurią labai norėčiau irgi išplėsti šį pranešimą, tai yra kaip sapnai vaizduojami teologiniuose tekstuose. Ir čia turime hadisus. Hadisai tai yra tokie pasakojimai apie pranašo gyvenimą, kaip jis ką darė, kokie yra jo pasakymai. Ir čia labai žymus yra Al-Bukhari tų hadisų rinkėjas ir jis skiria visą knygą išaiškinti, ką pranašas Muhamedas sakė apie sapnus. Ir čia galėtume pradėti nuo to, kad pranašas iškart pasakė, kad po jo nebus jokių kitų pasiuntinių. Ir dėl to baigėsi visa Dievo siųsta žinutė. Bet jis norėjo siųsti kažkokią tai paguodą tikintiesiems, tad jis sako, kad nesijaudinkit, išlieka dar mubashirat. Tai tokios džiugios žinios, kurios yra siųstos Dievo ir kurios yra liekana pranašystės. Tai tikintieji klausė, o tai ką tas reiškia, kas tos džiugios žinios? Tai jis ir atsakė, kad tai yra tikri, tyri sapnai. Tai tie tikri, tyri sapnai ir yra vieninteliai likę pranašiškos, sakykime, idėjos ir nurodymai mūsų ateičiai. Taip pat labai yra svarbu atkreipti dėmesį ir į pranašo praktiką, tai jis ir pats po kiekvienos rytinės maldos klausdavo savo kompanionų, ar jūs kažką sapnavote. Ir jis pats interpretuodavo tuos sapnus, nes jam būdavo įdomu ir dėl to, nes jie turėdavo reikšmę. Kitas dalykas, apie sapnus taip pat negalima meluoti. Tai jeigu apskritai melavimas yra nuodėmė, dar didesnė nuodėmė yra meluoti apie savo sapną. Ir sakyti, kad tu matei kažką, ko nematei. Dėl ko? Nes jeigu sapnas yra siųstas Dievo, tai tu meluoji tada jau prieš Dievą. Tu meluoji apie, kad Dievas tau kažką siuntė, ko iš tikrųjų nesiuntė. Ir dėl to yra, žinoma, ir labai didelė bausmė. Tai kaip yra aprašoma hadisuose, jeigu melavai apie savo sapną, tai turėsi teismo dieną bandyti surišti 2 miežių grūdus ir tau niekada nepavyks ir dėl to labai kentėsi. Tai hadisuose iš tikrųjų labai plačiai yra tai pabrėžiama. Ir kitas dalykas, ką labai svarbu pabrėžti, tai yra turbūt, kad užbaigti tą interpretacijos svarbą, pakalbėti apie Aišos istoriją. Tai Aiša yra pranašo Muhamedo žmona ir
yra irgi užrašoma hadisuose istorija, kaip vieną kartą pas pranašą ir pas Aišą atėjo viena moteris, kuri sako, vat mano vyras yra pirklys, jis visada iškeliauja ir aš visada sapnuoju, kaip jis miršta ir yra kažkokie ilgi koridoriai, aš jis bėgu ir pagimdau vienakį vaiką. Ir pranašas išgirdęs šitą sapną, jis sako, kad nieko tokio, grįžtas tavo vyras ir jeigu Dievas leis, tai pagimdysi sveiką vaiką. Ir tada tas sapnas kartojas ir kai ateina kartą ta moteris vėl pas pranašą, bet jo neranda, randa tik Aišą, Aiša interpretuoja sapną kitaip. Jis sako, kad jeigu tu tikrai matai tai yra labai blogas ženklas, tavo vaikas mirs ir tavo vyras irgi mirs ir kad baigsis labai negerai. Ir ta moteris pradėjo verkti, išbėgo ir pranašas grįžęs klausė, tai kas atsitiko. Ir kaip Aiša papasakojo savo interpretaciją, jis labai sudrausmino ją, nes yra tikima, kad žodis turi galę formuoti tikrovę. Ir pranašas sako, jeigu interpretuoji tikinčiųjų sapnus, interpretuok juos kuo pozityviau, kuo teisingiau, nes jie išsipildys. Ir va kaip čia yra labai graži citata, kad sapnas jis kabo ant paukščio sparno ir kai yra interpretuotas, tada jis išsipildo. Kol jis yra tik sapnuojamas, tol jis neišsipildys. Ir dabar pereinant, tai kas gali interpretuoti tuos sapnus, jeigu jie yra jau tokie svarbus, turbūt ne kiekvienas iš mūsų. Ir apskritai, kadangi yra tas poreikis žinoti apie ateitį, yra poreikis žinoti apie karus, apie politiką, atsiranda ne tik aiškintojai, bet atsiranda ir tie pseudo aiškintojai sapnų. Tai labai svarbu apžvelgti, kas yra doras sapnų aiškintojas. Tai galime svarbiausia išskirti tai, kad, kaip ir minėjom, reikia kuo pozityviau aiškinti. Tai čia irgi dar viena linksma istorija, kaip kalifas susapnavo, jog jam iškrenta dantis. Ir vienas sapnų interpretuotojas iškart pasakė, kad oi, čia reiškia, kad tavo visa šeima mirs, labai negeras sapnas. Ir kalifui nepatiko tas aiškinimas, jis pasikvietė kitą aiškintoją ir jis sako, tai reiškia, kad tu ilgiausiai gyvensi iš visų savo šeimos narių. Tai pasakė iš tikrųjų tą patį, bet labai svarbi ta etika ir kaip yra pateikiamas tas sapno aiškinimas. Taip pat labai yra svarbu ir užtikrinti, kad pats aiškintojas yra religingas, kad jis yra dievobaimingas. Reikia žinoti, iš kur jis gauna savo pajamas, iš ko uždirba savo maistų ir panašiai, kad būtų visos žinios apie patį aiškintoją irgi pagristos. Tada labai svarbus yra ir kontekstas, kai aiškinam sapną. Tai pavyzdžiui, jeigu mes sapnuojam medų, bet esam pasiturintis, tai sapnas yra pozityvus, jis reiškia ir toliau mūsų klestėjimą, bet jeigu neturtingas žmogus sapnuoja medų, tai reiškia, kad tas žmogus susirgs, nes jeigu jeigu žmogus valgo medų būdamas neturtingas, tai jau jam arti ligos turbūt, nes ne kasdien įperka. Tai labai irgi svarbus kontekstas ir kas čia yra irgi Ibn Sirin, to pačio sapnų interpretuotojo pirmojo aiškinama, kad reikia skirti vos ne visą dieną, kad išklausinėtum sapnuotojo aplinkybės. Ir pats Ibn Sirin išaiškindavo tik vieną iš 40 sapnų, kaip yra rašoma jo užrašuose, nes tai nėra paprastas mokslas. Kai aiškini, turi aiškinti kuo arčiau Korano simbolių. Tai čia ir labai svarbios yra ir astrologijos, numerologijos, medicinos žinios, psichologiniai išmanymai. Tai čia yra toks labai visapusiškas išsilavinimas. Taip pat, kas yra svarbu, ir religiniai įsitikinimai, nes jeigu musulmonas sapnuoja alkoholį ar kiaulieną, tai reiškia visai kitokius simbolius, negu tai sapnuotų krikščionis. Ir labai daug kitų smulkių detalių, ką turi atsižvelgti tikras interpretuotojas, kad išaiškintų teisingai. Dabar svarbu pereiti ir į doro sapnuotojo paveikslą. Tai jeigu norisi sapnuoti sapnus teisingus, tai galima atlikti tokią praktiką vadinamą isticharą. Tai kai mes nežinom, ką daryti ir kai mums reikia Dievo kažkokių tai nurodymų, kai mes susiduriam su sunkumais, mes galime, kaip jeigu būtumėm tikintieji, atlikti religinį apsiprausimą, pasimelsti, užmigti ant dešinio šono ir tada tikėtis, kad mes susapnuosim atsakymą ir į tą mūsų kažkokią tai dieninę dilemą. Ir jeigu mes sapnuojam žalią spalvą arba baltą, kur yra pranašo mėgstamiausios spalvos, tai reiškia pozityvų atsakymą, kad gerai mes galim tada tęsti su savo kažkokiu tai planu. Jei sapnuojam raudoną arba juodą, tai yra negatyvus atsakymas, jeigu nieko nesapnuojam, tai turim savo vidinę nuojautą toliau pasikliauti. Labai yra svarbu, kad sapnuotojas nepasakotų sapnų
pavydiems žmonėms. Ir čia jau iš Korano, kurį vėliau truputį pristatysiu, ateina istorija, kad Jokūbas, pranašas Jokūbas savo sūnų Juozapui pasakė nepasakoti savo sapno pavydiems broliams, dėl to, nes tai gali atnešti irgi įvairių negandų. Taip pat privačius sapnus reikia aiškinti tik privačiai, nesidalinti jais viešai. Ir, kaip ir minėjau, sapnai turi būti tikslus, neišgalvoti ir pasakoti jų negalima naktį, geriau ryte ir geriausia yra mėnesio pradžioj pasakoti. Ir kalbant apie košmarus, tai košmarų, kaip ir minėjau, platinti negalima. Reikėtų susapnavus košmarą atsikelt, nusispjaut per kairį petį 3 kartus be seilių ir miegot ant kito šono. Ir jeigu tai padarysim, tai tada sapnas mums nepakenks. Ir pats irgi Ibn Sirin sako, jog jeigu tu bijai Dievo būdraudamas, jeigu tu esi tikintis, tai tada joks sapnas tau nepakenks ir gali košmaro nebijot. Labai trumpai noriu pakalbėti ir apie sapnų temą Korane. Tai kodėl yra svarbus tas pats Koranas, pats tas teologinis, sakykime, svarbiausias tekstas musulmonams. Tai pirmiausia dėl to, nes kiekvienas pranašas turi kažkokį stebuklą, tai pranašo Muhamedo stebuklas yra Koranas. Ir būtent skyrius apie Juozapą, arabiškai Jusufą, yra pats detaliausias ir pats tiksliausias išlikęs skyrius, kuriame yra pasakojama jo gyvenimo istorija. Ir tai yra tokia centrinė istorija, nes pagal ją būtent ir dirbo visi kiti mokslininkai, kuriuos jau pristačiau šiandien. Būtent jie pasirėmė Korano istoriją, kad galėtų vystyti savo mokslą. O tas Jusufo, arba kitaip mums žinomo Juozapo gyvenimas prasideda jau netgi nuo sapnų. Jis susapnuoja žvaigždės, 11 žvaigždžių, mėnulį ir saulę. Ir kad jos lenkiasi jam. Ir kai jis papasakoja šitą sapną savo tėvui, Jokūbui, jis sako, čia reiškia, kad tu būsi išaukštintas, kad tau pranašaujama didelė valdžia, tai nesidalink su savo pavydžiais broliais šituo sapnu. Bet vėliau, kaip seka jo gyvenimas, jis patenka į vergystę, atsiduria kalėjime. Kalėjime vėl jį vėl lydi sapnai. Tai jis interpretuoja 2 kalinių sapnus ir kadangi interpretuoja juos teisingai, vėliau turi progą interpretuoti ir Egipto faraono sapną, kuris sapnuoja 7 liesas karves ir 7 stambes karves ir tai reiškia 7 metų badą. Ir kadangi jis šitą sapną išaiškina teisingai, jis iš kalėjimo keliauja tiesiai į valdžią. Ir taip ir pasibaigia visa to jo istorija, kad vis dėlto išsipildo tas vaikystės sapnas, kai jis sapnavo apie žvaigždės, mėnulį ir saulę ir iš tikrųjų jam ir nusilenkia ir visa šeima, ir visa tauta. Ir tas toks išsipildymas ir parodo labai užbaigtą šitą Korano skyrių ir vėl labai tą svarbą sapnų islame. Ir keliaujant prie paskutinės temos, tai noriu pakalbėti apie tą šiandieninę perspektyvą labai trumpai, apie manipulacijas sapnais. Tai pirmiausia, kas yra labai svarbu, kadangi šiandien turim tą labai išplėtotą prieigą prie interneto, tai sapnai žinoma plinta tiek socialinėse medijose, tiek televizijos laidose, tiek per elektroninius laiškus. Ir istoriškai jie irgi visada buvo panaudojami ne tik filosofijoje, psichologijoje, bet ir valdžios siekime. Ir kas atsitinka su sapnais, kad labai dažnai jie yra naudojami ir autoriteto kūrimui. Tai čia labai svarbu yra paminėti ir tai, kad kai kurie valdovai, kurie po pranašo Muhamedo norėjo ateiti į valdžią, visada minėdavo, kad aš susapnavau pranašą ir jis man sakė, kad aš būsiu pats geriausias valdovas ir tada jūs dabar manim tikėkit, nes yra irgi išlikęs hadisas, kad pranašą, jeigu tu sapnuoji, tai tikrai yra pranašas, nes šėtonas negali įsikūnyti į pranašo kūną. Šėtonas negali pavaizduoti pranašo. Ir jeigu, kadangi taip visi jau tiki, kad apie sapną meluoti negalima, jeigu jau sako autoritetingas žmogus, kad matė pranašą, vadinasi, jis tikrai ir matė pranašą. Ir jeigu pranašas sako, kad šitas valdovas yra geras, jau ta šviesa ant to valdovo ir taip kremtų, jau jo kaip ir norisi pasitikėti. Bet ne tik politikoje, lygiai taip pat ir visuomenėje mes matome labai panašią manipulaciją, kaip pavyzdžiui, pirkliai sako, jog sapnuoja pranašą ir tame sapne pranašas valgo labai specifinės rūšies datulės. Ir jis pradeda, sakykime, tą naratyvą skleisti po visą vietovę, po visą kaimą. Tai tada, kadangi tikinčiųjų tikslas yra atkartoti pranašą ir gyventi kuo arčiau jo modelio, jie irgi pradeda pirkti tas datulės, bet pasirodo, kad tas datulių pardavėjas ir yra tas pats sapnuotojas.
Tai dėl to gaunas toks kaip ir verslo modelis. Tai galima kurti irgi manipulacijas per tai. Ir paskutinis turbūt tas toks trumpas pavyzdys, kad netgi marginalizuotos grupės pasitelkia šituo sapnų manipuliavimu. Tai, pavyzdžiui, tos pačios moteris sakydavo, kad sapnuoja šventuosius, kurie kviečia jas eiti į visuomeninį gyvenimą, kviečia jas eiti lankyti šventųjų vietų, kapų ir panašiai. Ir tada jos irgi galėjo kaip ir pasipriešinti kažkokiai, tai bent jau teoriniam lygmenį, pasipriešinti kažkokiai priespaudai. Kaip ir minėjau, tie sapnai jie paplinta ir internete. Ir kuo jie pasižymi, kai jie paplinta internete, tai savo fragmatiška labai kalba, labai greitu sklidimu ir, žinoma, netikrinamais faktais. Ir kas atsitinka, kad ta sklaida labai yra dažnai perimama ir įvairių teroristinių organizacijų, kurios pradeda sapnais grįsti ir savo ideologiją. Jos pradeda irgi manipuliuoti ir teikti, kad kai kurie žudimai gali būti patvirtinti būtent sapnais. Ir turbūt čia, kas dar yra svarbiau, tai atsiradusi nauja sritis, tai grandininiai laiškai, kai yra sakoma, jog aš susapnavau vėl pranašą ir dabar jūs turit perplatinti šitą laišką, nes jeigu perplatinsit, tai jums čia Dievo palaima bus, jeigu ne, tai tada prakeiksmas. Ir tie sapnai, jie pradeda irgi labai greitai plisti ir dar viena tokia nauja, toks interneto netgi fenomenas, kaip sapnai plinta ir kažkokios netgi vėl tos ideologinės žinutės taip pat plinta labai labai greitai internete. Ir labai trumpai apibendrinant, tai turbūt vienas svarbiausių tas dalykų yra, jog tyri sapnai, tos džiugios žinios, jos yra labai svarbios musulmonams, apie jas meluoti negalima, tai yra labai didelė nuodėmė. Taip pat, kad kai yra aiškinami sapnai, kontekstas yra labai svarbus, simboliai negali stovėti atskirai, jie įsilieja į sapnuotojo gyvenimą. Tada labai svarbu atsižvelgti ir į tą teologinę prieigą, kad tiek Koranas, tiek hadisai pažymi, jog sapnai yra tas toks vienintelis likęs Dievo vienintelė likusi žinutė, nurodymai, kuriais galima pasikliauti. Ir labai svarbu apžvelgti tai, kad iš tikrųjų tas sapnai, jie nebereikalo pereina iš privačios erdvės į viešąją. Nebereikalo, tai yra ne tik, sakykime, privatus dalykas, bet jau tampa ir viešų, visiems svarstomų, užrašomų dalykų. Tai turi kažkokią ir politinę potekstę greičiausiai. Ir šita tema iš tikrųjų yra pakankamai nauja ir mokslininkai dirba ties ją ir analizuoja būtent tų radikalių grupių sapnų naudojimą, kai radikalios grupės nusprendžia grįsti savo ideologijos sapnais. Tai tiek, ačiū labai už dėmesį.